Danai, grįžot iš paskutinės treniruotės prieš pasaulio čempionatą. Kaip jautiesi, kaip vertini paskutinį pasirengimo etapą? Šiaip vakar dar, taip sakykim, kadangi man tą aklimatizaciją labai mažai dienų turėjau, tai taip nesijaučiu kažkaip labai įspūdingai, bet komanda gerai sudirbo, su visais atkalbėjom, išsišnekėjom, kas kaip turi būti ir šiandien jau jaučiuosi žymiai geriau, tai tikiuosi, kad ir dabar dar padarysim viską ir rytoj reikės už komandą jau atiduoti viską, ką turim. Paminėjai komandą, tai kaip atmosfera komandoje, su sportininkais senai mateisi, ar jau pavyko atsigriebti už tą nesimatymą ilgą? Jo, šiaip tai smagu visus pamatyti, realiai turėjau 2 savaitės su visais būti, bet turėjau problemų, tai negalėjau išvykti, bet šiaip dabar kaip visi esame, tai labai smagu, visi būnam kartu, einam kartu, važiuojam kartu, valgom kartu, tai šnekamės, aptariam ir ta komanda atrodo kiekvienais metais vis didėja, tų žmonių vis daugiau prisijungia į komandą ir kažkaip labai taip smagiai gaunas, tai tikėkime dar taip ilgai ir laikysim. Taip, tai rytoj laukia pirma čempionato diena, kurią pirmą jos dalį užbaigsite savo pasirodymu estafetiniai rungty. Ką manai apie komandos sudėtį, kokie galbūt lūkesčiai iš trenerių buvo ištransliuoti? Manau, kad čia mes turim dabar pačią geriausią estafetę, kokią tik tai Lietuvos istorija yra turėjus, tai norim nepavesti, norim padaryti, ką galima geriausiai iš to išspausti ir taip praplaukti, kad įsirašytume į istoriją, kitą kartą, kad kažkas, kai norėtų tą pagerinti, jau sakytume, kad neįmanoma. Tai tikiuosi visi būsim gerai pasiruošę ir padarysim gerą rezultatą. Aišku, net sunku kažką pasakyti, nes to 100 laisvių kaip ir nelabai nei aš esu ten taip plaukęs, nei kiti toje estafetėje, nes realiai tas rekordas yra labai senas. Tai realiai nei vienas iš mūsų nėra plaukę, tai dabar susijungs visi 4 realiai yra mūsų top 3 plaukikai nuo viršaus iki apačios, tai smagu, kad galėsim padaryti. Taip, to ir linkiu ir ačiū, sėkmės. Ačiū, žiūrėkit.